Tai mano sapnas, kuris buvo po projekcijos vakar ar užvakar. Aš sapnavau, kad stoviu ant laiptų, kažkokių didelių laiptų, turbūt turėjo būti didelis pastatas. Ir šalia buvo žmonių. Ir aš pasižiūrėjau į žemę ir pamačiau tokią kaip švytinčią auksinę juostą ir aš pasilenkiau ir pradėjau su tom rankom viską valyti tiesiog, atidengti tą juostą. Ir man iškilo kaip iškilo skrynia, labai didelė, auksinė. Jie atsidarė ir joje buvo labai daug visokių lobių. Bet viskas irgi buvo auksiniai. Daug monetų buvo, kažkokie ritiniai, dar kažkokie tai daiktai. Ir tokie atrodė, tokie ir susenę tokie, tuo pačiu tokie. Labai labai viskas taip detaliai atrodė, labai tikroviškai. Ir kad mes pradėjome ir tie žmonės matė tą skrynią ir aš, ir kažkaip ta mintis buvo, ką dabar daryti. Ar reikia ją į muziejų pristatyti, ar vis tik tai yra mūsų lobis ir mes kažkaip galime pasidalinti. Ir tada man dar iš pasąmonės atėjo tokia žinutė, bet aš nežinau, ar aš tiksliai dabar ją ištransliuosiu, bet kad tai nutinka kartą per 100 metų ar per 10 metų kažkas nutinka. Aš šitau, kad tai eina iš pasąmonės, tik nelabai pati ir supratau, ką tai reiškia ir aš tai ištransliavau tiems žmonėms. Tai va tiek ir prisimenu, daugiau nieko. Man įdomi, kai tu pasakai, man iš karto meta mane į tokius kaip auksinius rūmus. Matau tokias auksinės sienas ir ant tų auksinių sienų yra kažkokie piešiniai. Bet tie piešiniai nupiešti tokie kaip angeliškos kažkokios tai būtybės, tokia kaip religijos kažkokie tokie, galėčiau pasakyti. Kažkas, bet aš nesakau, kad čia yra su religija susiję. Panašu, žinai, kaip bažnyčiose nueini ir tokie vat piešiniai dideli tokie. Nu, religiniai motyvai tie. Nu, taip. Aha. O Ir tai kur yra? aš matau, palauk, aš matau tave. Tu stovi su tokia suknele. Bet ta suknelė tokia kaip pūsta, žinai, kaip tos damutės. Ir ta suknelė tokia išsiuvinėta auksu. Tokios baltos iki alkūnių pirštinės. Ir laikai tokia plona, kaip kažkokia tai plona pagaliuką tarp 2 pirštų. Ir tu kažkokius darai judesius. Bet čia, supranti, tai nėra kažkaip aš nejaučiu, kad tai būtų žemės plotmėj. Čia yra kažkokia kita dimensija. Ar tai kita žemės dimensija, kažkas tokio. Nes tas pagaliukas, iš paprašau, ką tu čia laikai, žinai, bet tas pagaliukas tavo kažkoks tai kaip įrankis, kažkoks tai kaip, žinai, kaip ne burtų lazdelė, bet kažkoks tai iš jo eina kažkokie tai labai įdomus, tokie kaip tu kažką darai su rankom, aš tiesiog stebiu tave, tarsi įeičiau tave ir tu supranti, kažką su tom rankom darai. Kažkokia tai ar magija, bet čia ta magija tokia kaip alchemijos, kaip gausos, kažkas tokio, žinok. Labai toksai rankų darbo, rankų ženklai. Tokios kaip vibracijos, netgi kai tu darai, iš tų rankų eina tokios kaip vibracijos. Tai, pavyzdžiui, ta skrynutė, man tai čia tokia kaip simbolinė, čia yra tavo kažkokios tai žinios, tavo žinojimas. Ir tas pastatas, aš jį matau kaip pastatą, man dabar kažkaip jisai atrodo tirpsta ir jisai rodosi tokia kaip energetinė vieta ir labai daug aukso, tai ir šiurpuliai. Gal čia netgi būtų susiję netgi su Saulės tavo ta planeta. O čia dabar, kaip ne reinkarnacija, čia dabartinė yra kažkokia tai egzistencija ir per sapną man atėjo.
Taip, čia ne reinkarnacija, tikrai ne. Mhm. Čia yra iš tavo kažkokio tai aukštesniojo aš aspekto Mhm. O čia toksai ateis. kaip parodymas, kad prisimink kažką tais, nes aš sakau tokius kaip ritinius mačiau ir tokie jie tokie kaip seni atrodo, tokie išlaikyti, tokie jau ilgai atrodo, jau jiems viskas taip atrodė kažkaip sena, bet tuo pačiu labai vertinga. Čia priminimas taip, kas tu esi. Bet aš tokia matau tave, žinai, su ugniniais plaukais, tokiais garbanotais. Mhm. Ir kai aš matau, pavyzdžiui, tie rūmai, ane, ir kai tos sienos atsivėrė ir tokia kaip saulės liepsna einanti, Mhm. kažkoks portalas tarsi atsiveria, jisai tiesiog auksinis toks labai labai be galo gražu. O tai gal galim eiti per tą portalą? Nu jau žinok, kviečia, toks jausmas, kad kviečia. Tai Užeiti. keliaujam. Keliaujam. Ten viskas energija, žinok. Mhm. Nes aš irgi kaip pasąmonės prašiau, kad parodytų tai, kas svarbu. Pradžiai tą projekciją įkritau, o paskui, o paskui šitas sapnas buvo iš karto. O aš matau, žinok, auksinį drakoną. Vieną? Žinai, kaip aš matau, kai mes esam, tas portalas yra ir aplink tą portalą sukasi tas drakonas. Jisai skrieja, supranti, kaip pagal laikrodžio rodiklį. Oho. Jis saugo tą portalą ir tu, žinok, Va. prieini prie jo ir tu savo tą rankos kalbą kažkokią tai iš to šakės, kai tu tai darai, tokios vibracijos praein, kad, sakau, čia per visą kūną eina šiurpuliukai man. Ir tas drakonas tave atpažįsta, jūs kažkaip vienas kitą prisimenate, atpažįstat vibracijas. Viskas čia pagal vibracijas. Mhm. Ir mes įžengiam į tą portalą. Ir dabar kažkur atsiradom kažkokios struktūros, bet tokios kaip panašu, kaip mes būtumėm, žinai, kaip tas akmuo citrinitas. Mhm. Tai aš matau va tokie kaip varvekliai, tarsi mes kažkokia tai sako ašis čia viso ko centras, žinai. Ir kai tu žiūri, tas citrinitas, ane, jisai toks kaip atrodo padengtas plokštė, taip tarsi, kaip čia, kaip žemė yra, ne žemė, kaip čia paaiškinus, kaip atsispindi viskas, supranti, Mhm. tu žiūri tarsi iš viršaus į apačią ir iš apačios atsispindi tas kaip veidrodinis kažkoks tai kažkas su veidrodžiais susijęs su tuo citrinitu, bet jis iš citrinito padarytas. Jis Mhm. panašus struktūra, kaip jis atrodo. Mhm. Tai kas toje erdvėje vyksta, kas ten yra, kas ten per centras, kad saugo jį drakonas? Kaip tai susijęs su manimi? Gausa eina žinios. Čia yra kažkokios tavo alcheminės žinios Aha. ir kažkaip rodo, kad ne visi prie tų žinių prieina, nes irgi čia priklauso nuo sąmoningumo. E, Kodėl man rodo tą veidrodį, nu tą veidrodinį tokį kaip prietaisą, tokį labai įdomų. Tai įsivaizduoju, kad, pavyzdžiui, tu žiūri iš viršaus, bet atrodo, tu žiūri per veidrodį į apačią. Mhm. Gal čia supranti, bandoma pasakyti, kad šitaip iš tikrųjų atrodo tas mūsų pasaulis, o mes matome jį kaip pro stiklą. Mhm.
Geras, O aš net dabar galvoju, kad ta projekcija mano, kur buvo pirmas dalykas, ką aš prisimenu, tai kad aš atsidūriau prie veidrodžio, aišku, aš ten paverčiau žaidimą, pradėjau ten visokios, kur pasakojau, geras. kūryba mano pradėjo reikštis, bet aš prie veidrodžio atsidūriau. Va, matai, simboliškai, kaip va projekcijas tau Mhm. gali sakyti. Nesupranti, kai tu lieti, va, pavyzdžiui, dabar va šitas veidrodinis kažkokia, tarsi ateina kažkokia tai informacija, nes jie kažkaip sugeria viską, visą informaciją, o ta informacija yra susijusi su tavim. Visos tavo alcheminės žinios. Mhm. O kas ten man per žinutė ėjo, kad tai nutinka kartą per 100 metų, kažkas panašaus, nes negaliu pasakyti, ar tiksliai sakau taip, kaip buvo, bet kažkas panašaus. Padarytas cikliškumas, kažkokia tai programa. Kad Čia kažkiek laiko kažkaip tais tu sugrįžti tą vietą, tu čia kažkaip pati užsiprogramavus, nes čia per tuos kristalus tu, kad geras. reikia kažkaip senas programas išimti, naujas atnaujinti. Mhm. Tai aš tokį vidinį laikrodį įsistačius kažkokia su tokia savo, kad kažkiek laiko aš turiu sugrįžti. Taip, Ir dabar per sapną atėjo ta žinutė, kad jau laikas. taip. Geras, kaip fainiai. Jo, jo. Labai labai čia žinau, kokia įdomi informacija. Wow. Gerai. Tai tada aš tenais padarau, ką žinau, ką reikia padaryti. Tu su rankom, žinok, ten taip viskas vaikšto su rankom, ten tokias energijos variniai. Mhm. Ir aš matau labai labai gražios tokios auksinės spalvos, žinok. Mhm. Citrinitas, po to viskas, kas liečia su geltona spalva. Kažkokios netgi, matau, ir medus kažkaip su medum susiję. Kažkokia tai vat bitutės matau netgi, žinok. Čia kažkoks kaip gausos žinių archyvas gal tavo, aš tai pavadinčiau. Tai gausa, kaip suprantu, susiję su viskuom, tai nėra tik materialiniai dalykai, tai kaip ir sakei, žinios ar net toksai, kad tu jauti gausą visame kame, Taip, kokybėje, ten santykiuose, nu, šeimoje, viską, ar ne, tai viską apima. viską. Ir žemiškus tos vat, ir kažkokius visatinius, supranti. Nes taip ir rodė, buvo ir monetos, kaip va tas toksai žemiškas, galima sakyti, materialus turtas, ar ne, bet tuo pačiu buvo ir ritiniai kažkokie kaip žinios. Taip, Buvo ir kažkokie dar kažkokie turtai, taip sunku pasakyti. Ir, visatos žinios. tai yra Ir dabar išvysti save. ir supranti, kai tu jau čia aktyvavai su savo tom rankom, rodo dabar, žinau, kaip iš tos erdvės, iš jo tokia kaip tavo stipri, tokia kaip kažkoks energetinis impulsas į pačią tą visatą išsisklaidė ir iš visatos dabar eina į apačią ir į žemę toks smūgis, nuvilnėjo. Wow, geras. Žinok, kažkokia aktyvacija. Geras, sako, vienas laukia ne karys, bet va, žiūrėk, Jo, gali padaryti tokį ir gerą. man dabar rodo, kaip tas auksinis drakonas susijungia su vandens drakonu. Čia irgi surišta su mano projekcija kažkiek. Eina savo geras. Super, Kažkokios struktūros keisis, kažkokia tai vibracija aukštesnė. labai gerai. Kilimas kažkoks. Ar dar turi kažkokie drakonai susijungti? Ar yra kažkas, ką dar reikia padaryti visuotiniu mastu? Visi Gal drakonai tas susijungia. ciklas. Tai dabar ne tik tada ugnies drakonas, ne tik vandens, ar neturi būti ir žemės, ir oro, eterio. Gal dabar tas ciklas kažkoksai vat atėjo, tas momentas, ar ne? Taip. Tai kviečiam tada.
Jie visi energetiniai suskrido. Mhm. Ratuku kažkaip jie susijungė ir kažkaip išsinešiojo tos energijos per viską. Per visatą, per žemę, per vandeninius sluoksnius, per tunelius. Mhm. Kažkoks toksai išsigryninimas, kažkoks. Ar galima sakyti, kad čia irgi tokia kaip gausa išnešiojo tą energiją? Taip. Super. Taip, gausa, kaip smagu. Kokios čia energijos aukštos. Vau, žinok. Tai žinai, čia kažkaip ir su laiku susiję, su tom laiku kažkaip. Tai galima sakyti, mano su tavo buvo labai paraleliai susipynusios Mhm. tos projekcijos sapnai. Geras. Nes man irgi ėjo tas laikas, tik aš dabar neprisimenu, ar 10 ar 100 metų kažkas buvo apvalus kažkoks skaičius, kad tas laikas yra 100 kažkoks metų. svarbus. Kaip sakei? Kas 100 metų. Kas 100, aha. Mhm. Bet čia yra ir kitų būtybių jos darbuojasi, aš matau. Kokios tai būtybės? Sfinksai. Mhm. Liūtas, tas, žinai, tie kaip su Aha. liūtu. Ar jie darbuojasi tame portale ar į žemėje? Ne, čia tam portale. Ai, mhm. Gerai, ar dar kažką tame portale matai? Kažką sąmonė, pasąmonė kreipia dėmesį dar kažkur? Jo, pamačiau kažkokie kaip oro balionai, kažkokias, nesuprantu dar kokias, tokie kaip balionai viršų. Mhm. Kas tas balionas? Švyturiai. Čia Turi. kaip simbolis. Žinai, kaip Aha. pavyzdžiui, paleidi ten tuos tokius kaip švyturius naktim vakarais ten. Mhm. Tai čia panašiai, bet jie tokie energetiniai ir jie tokie kaip švyturiai ir jie kyla. Ir čia kažkaip atrodo toks laikas, kai jie irgi gali pakilti į pačią tą visatą. Nes jie buvo kažkurį tai laiką toje erdvėje, jie regeneravosi ir dabar Mhm. žiūriu, kyla jie kažkokias tai kaip tarsi ribos, žinai, nueina. Tai dabar jau paleidome tuos švyturius. Mhm. Mhm, gerai. O jie neša dabar kažkokią žinutę ar šviesą neša? Ką jie daro? Alchemija kažkokia tai. Mhm. Kažkokia transformacija, kažkas persidarys, persitvarkys. Mhm. O dabar žiūrėk, dar vienas momentas man, kai tu patį pirmą, ką tu matei, tai mane stovinčią tame, toje kaip ar pilyje, ar pastate ir sienose, kur tu matei tuos, kaip sakėjai, gal religinius motyvus, angelus, ar ten nėra kažkas sustingę, gal taip galima pasakyti. Ir man, žinok, Ar aš tai pasakysiu, kai aš mačiau tuos angelus ir man priminė vieną iš tą mano irgi matytą projekciją, kur aš ją mačiau su tom plunksnom. aha, Tokia kaip, žinai, tie aukščiausi tie angelai, kaip vadinasi. archangelai? Ai, serafimai. Serafimai. Mhm. Ar čia irgi vat tas susijęs su laiku dabar, kad jie ten turi būti pakilti kažkaip? Žinai, čia tie kaip įdomiai, e, tuos piešinius, kur aš mačiau, čia irgi yra portalai, čia yra kažkoks tai centras, nu, ne centras, bet pereinamasis, čia yra portalai ir jie aktyvuojasi. Ir per tuos, vat, kaip mums atrodo, mūsų akim, tarsi, aha, gražus piešinukai, angeliukai, žinai, bet iš Mhm. tikrųjų tas kiekvienas portalas, jisai eina į kitas erdves, į kitas dimensijas kažkaip tai per tuos portalus tu gali keliauti, teleportuotis. Vau. Mhm.
Tai mes jau čia per tą piešinį ir įėjome į tą portalą, aš kaip suprantu. Čia yra daugiau piešinių, bet tas vat, per tavo pasąmonę čia būtent mes turėjom papulti. Į šitą. Mhm. Aha. Gerai. Ar tu savo kažko gali iš ten pasimti? Nu, aš norėčiau sužinoti apie tą Serafiną, nes kažkaip, jeigu galim trumpai pažiūrėti, kas ten. Tai žiūrėkim. Pasižiūrėk tu jį. Žinai ką, kodėl aš mačiau iš tolo, nes kažkaip mano pasąmonė turi būti pasiruošusi priimti. Tu čia kalbėjai apie tą savo matytą per projekciją, ar ne, su tom Taip. plunksnom, tu apie šitą kalbėjai? Taip, taip, taip. Aš dabar į tą patį įrašą rašau, gerai? Mhm. Gerai, Kas čia susiję? gerai. Geras, kaip įdomiai. Gerai, tai tu jį pasikviesk. Jo, atėjo. Žinok, tokios emocijos dabar. Čia tavo dalis. Mhm. Wow. Susijungti reikia. Susijungite. Man žinok, vos ašaras nebėga. Džiaugsmo. Ilgesio kažkaip. Ilgesio. Ilgesis galo. Susijunkite tada. Apsikabinkite, susijunkite, apsikeiskite. Man plunksnas kažkaip paduoda, kažkokia tai plunksna įteikia. Aš integruojuosi savo širdį. Aš manau, aplankysiu tą vietą. Gerai, galėsim dar patyrinėti tą vietą. Kas ten yra per dimensiją ir panašiai. Gerai. Svarbiausia, man reikėjo būtinai susijungti, nes aš jutau, man reikia susijungti, kodėl aš nesusijungu tuo momentu, bet mano pasąmonė turėjo pasiruošti. Labai gerai. Super. Gerai. Tai dabar bendrumoje dar skanuojam visą informaciją, ar kažkas dar pasąmonę nori kažką parodyti? Ne, aš Ar mes atlikome viską? Matau, plunksnos pabiro, daug blizgučių, tokių auksinių, atrodo, kaip šiuo momentu maksimaliai jaučiamės. Gerai, tai mes galime saugiai išeiti iš ten tos taip pat erdvės, aš išeinu. Tos auksinės, ar ne? Ja. Sveikinu su drakonu. Uždarome tą portalą saugiai, kad niekas jo nematytų. Ir atsijungiam nuo tos visos informacijos, ar ne?